Paskutinėje Kinfo laidoje jūsų laukia nepavykę kadrai. Su jumis sveikinasi nauja kassavaitinė informacinė laida apie kiną Kinfo. O gal galiu atsisukti? Praėjau, atsiprašau. Kelią, bet, oi, apie ką klausimą? Mes esame tam, kad jūs nekomentuoju. Malonu labai. Už Luko vaidmenį Kristinos Buožytės fantastinėje dramoje Aurora tituluota Marijų ar Marijų. Keičia jie tuos vardus Marijam, polski. Ir su tuo dirbti. Sekundė, kažkas pradėjo skambinėti. Nu, neįmanoma atsitraukti. Taip įdomiai, taip kokybiškai viskas padaryta. Nuo 2010 metų. Suintrigavome? Ką tik. Galiu būti? Ką tik. Galiu? Jo, jums patinka. Dengimui. O, prisiminiau. Jo. Kino biuro veiklą, misiją ir O, čia Meli Monroe ką tik buvo. Exactly. I told him, I said I was going to say, what movie? Jill who? Hollywood Lies, all lies. Čia nuo saulės priklauso iš tikrųjų, Sakai? nes čia daugiau visada tenka taip. Ką jie mano apie savo profesiją ir kaip jie vertina... Ką tu? Po mirties, bet prieš pragarą, o siauba. Akimirkas iš filmavimo aikštelės. Palaukit, galvoju, ką čia pasakiau. Kas prasidėjo nuo Vytauto bloko. Jeigu būsi prie mašinos, paimk Sauliaus iPadą. Ja, atsiprašau. Kinos, va kaip norėjau, pasakiau. Dėmesio skelbėme 3 ir 2 rondų. Okay, čia irgi biškis matematika, klaidos. Mes kažkaip tai... O koks yra jausmas, kai žiūri į save ekrane? Man tai geras, nes aš labai gražus vyras esu ir šiaip, toks. Dar kartą. Man žiūrint į save ekrane, aš nelabai mėgstu į save žiūrėti, nes aš nelabai gražus vyras esu. Ir šiaip aš nemėgstu. Melagis, tiesa, koks melagis. Filme Koko. Kino kūrėjais, režisieriumi Mariumi Markevičiumi ir prodiuseriu Žilvinu Naujoku. Ir jaunesniai kartai tas... Kiek galima, kaip galima. Ai, gerai, judam. Paidam. Dėmesio. O, nu va, pauzė tau tinka. Čia ta širdis. Nu, jo, šypsim. Pamiršau. Ai. Kaip? Dabar kalbėt, ką daryti? Greitais atsakymas. Taip, ne, viskas. Patinka. Geras filmas yra geras. Viskas. Ir tada valgom ledų. Ne, dar pliauškė. Kinfo!